Oh yeah! Gan neblogai prisnigo. Šiaip ta žiema tokia, šiais metais gan šaltoka. Ir kaip kažkas rašė man tenai, nebeatsimenu dabar kas, kada bus naujas video su ta Jetta. Nu, žodžiu, su ta Jetta dabar nieko nedarau, kadangi taip yra šalta ir čia tas garažas nešildomas ir šiaip labai šalta čia kažką daryti prie jos. Todėl kol kas ta Jetta taip ir čia stovės tam garaže. Bet nieko, kadangi norėjo kažkas tą naujo video, tai bus tas naujas video, žodžiu, va. Tik tai ne su Jetta bus. Bus su kita mašina. Va. Kaip sakant, Winterbitter. Ir ką šiandien reikės mėginti užkur tada. Pirmas darbelis tikriausiai reikės nusivalyti sniegą. Nu gerai, nuo to ir pradėti reikėtų. O taip, pagaliau pavyko nuvalyti čia tą sniego kalną nuo Winterbitterio ir kągi mes čia matom, ogi čia yra, o taip, čia yra Subaru Impreza. Nu ir aišku, čia yra AVD, All Wheel Drive, visų 4 varomų Winterbitteris. Nu ir dabar trumpai pažiūrėkime, kas čia iš jos gero yra. Kas čia gero? Oh yeah, aišku, čia yra vien tik visur rūdis. Rūdis ir skylės. Galinis bamperis ant kniedžių prikabintas. Dar laikos. Kas daugiau? Oh yeah, visa arka iškritusi. Yeah, vien tik rūdis. Rūdis. Bet nieko čia, kaip Winterbitteriui, tai viskas normaliai yra, užteks jo pasivažinėti dar. Žiūrim, kas viduj. Originalų Subaru kilmėliai. Nu, didelis pliusas iš tikrųjų. Kas daugiau? Nu ką dar galiu pasakyti, kad šitas Subaru yra 99 metų gamybos. Ir kaip 99 metų gamybos visiškai supuvęs. Jo, netgi čia yra rūdis. Bet nesvarbu čia. Svarbu, kad jisai tikiuosi užsiveda dar. To pamėginsim. Nu, akumas nusėdęs visiškai. Ką toliau pasidaryti? Pamėgin pasikeisti akumą ir įsipilti benzo, nes čia žiūriu irgi rodo didžiausią nulį to benzo, nieko nėra. Gerai, mėginam toliau. Benzo įsipilti ir akumą tada, mėginsiu kurti. Akumas vietoj. Na ir ką čia daugiau, benzo prisipyliau. Pažymėjau variklį. 2.0 variklis. Nieko ypatingo. Matos kažkada buvo važiuojamas ant dujų. Nujungiam akumą, bandom kurti. Tikiuosi, tas akumas dar gyvas bent kažkiek. Kažkokias gyvybės ženklus parodė. Oho, visai neblogai suka dar. Nu ir ką, ir užsivedė.